What's up? Sveiki. Tai ką, šiandien yra 9 ryto, -2 laipsniai laukia ir varysim į mišką per naktį. Tai reikia pasiruošti. Ruošimės tai su Ice Bat. Varom mišką kokie 5 gal žmonės. Nieko nesiruošiau. Hebra ten ruošęs, rašinėjęs, ten sprendė dalykus kažkokius. Aš tiesiog vakar susikrovau daiktus per valandą ir už valandas išlikiu. Bet nežinau, jie ten savaitę laiko ruošęs. Tai pažiūrėsim, kaip jie ten susiruošė. O tuo tarpu varom į šaltą orą. Let's go! Oi, bus šalta. Tai ką, turėtų užtekti 1 minutės šiandien tokiam šaltam vandenį. Tai kadangi neturiu rūbų kažkokių specialių ten į mišką rengtis, tai tiesiog mausiu savo slidinėjimo rūbus. Turiu irgi haikinimo ir tokį paprastą, šiokį tokį čiužinuką. Nes aš toks ten užkietėjęs varytas tą mišką per naktį, bet kažką turiu. Žiūrėsim. Laukiam Hebros ir varom. Šitą irgi nešuosi. Tai Hebra tenai prisipirko maisto. Aš net parduotuvėj nebuvau. Nieko nenusipirkau. Visiškai nieko. Turiu tik tai odaduktę, savo kuprinę, purvinus batus. Ir tiek. Viskas. O ko daugiau reikia į tą mišką? Geros nuotaikos. Be stiliuko nieko. O, galite ir man pavaryti? Pagėsiu, ponai. Tai gerai, mažiau kūrinio atrodyti. Master got me working. Ačiū. Žodžiu, rytoj mano tik vienas noras, kai man pusė 5 spėti į paravozą. Tai jos nesumašino? Nesugėdo. Tai ką, Dreamteamas atvažiavo. Duosim vienam draugeliui vieną kamerą, kad būtų galima iš ko paprikolinti. Zdarova. Sveikas, Paulius. Zdarova, Dominikas. Tavo, imk. Du influencerius. Influencerius viską. Pafilmuok bairių kadrų gerų, gerai? Gerai, pafilmuosiu, kaip tu šokiai tiktoką. Miške bandai. Sveiki, aš esu Paulius, vadina draugai Bočiu. Esu geras vaikas. Dabar yra po 10:25. Jo, pirmas ekstrymas. Tu tai išsirinkai vietą, ten Hebra tai gerai eina. Žiūrėjau, aš lipsiu tavo ant pečių ir tu mane perveš, gerai? O toliau tuo platėjo. Kas pirmas bus išsimauderis? Žinai kaip būna, cameraman never dies. Realiai tai šiandien yra tikslas kuo daugiau šūdų pridaryti, kuo daugiau nesąmonių. Kur tai eini? Nu? Dar vienas upeliokas. Wow. Sargiai, eivi nelip. Wow. Iš tiesų, nežinau, eisim kokius 3 kilus iki miško vidurio. Tada susirasim stovyklavietę ir kempinsim. Kepsim šašlykus, valgysim šašlykus ir tiek.
Tai ką, welcome to the spot. Spot. Įsim nuostabę chatą. Susitimeitinau su savo teammeitu. Teammeitas dabar teammeitina, kažką daro, reikia pagalių, reikia ką dar? Reikia pagalių realiai. Realiai reikia pagalių ir laužo reikia. Pradedam, dedam ant galvos šiandienos įrankiai. Ką? Digin? Rimtai? O ką čia prigavau? Prigavai mumis. Ką čia prigavau? Darom. Už mūsų, Po 50. už mūsų ir jūsų laimę. Mūsų sveikatą. Ne, tai ant įsikūrimo pradžios, tai neišgerti. Aš irgi atėjau. Mes dabar randamės gamtoje, šiaurinėje Aliaskoj. Čia bandysim išgyventi savaitę. Atšiauriomis sąlygomis krokodilai, meškos, lokiai, aligatoriai. Turim kartu su mumis mūsų patyrusią komandą. Tai pirmas kolega, mūsų išgyvenimo ekspertas yra ryžavotas Baradačius. Jisai pas mumis Bet tik minimaliai ryžavotas. atsakingas už ką jis atsakingas? Už gerą nuotaiką. Už gerą nuotaiką. Už gerą nuotaiką ir papilstinėjimą. Jo. Ir už alkoholį. Dar turime kukerį. Kukeris. Jisai atsakingas pas mumis už maisto gaminimą. Ir dar turim vieną, bet ne paskutinį karį, išgyvenimo ekspertą, krokodilų gaudytoją. Tai yra Aurimą, bet ne Valujavičių. Sveiki gyvi. Jisai pas mums parodys, kaip sumedžiot briedį plikom rankom, kaip išdoroti briedį plikom rankom, pasidaryti iš šios skanios mėsytės. Pat turim profesionalų, influencerį, tiktokerį, kitaip dar žinoma kaip Eividas. Eividas sakė, mums pašoks šokį, miško šokį. Žiūrėjau, parodysiu triuką. Ir parodyk triuką. Yeah. Jo, gerai. New task. Einam, akmenų. Jam šitą. Tenais va yra. Tai jų labai didelių, tai nereikia. Aš laukiu irgi savo. Ankstyvo ryto. Давай, už mišką. Nu kągi. Pradedam statyti chatumbą. Nuo jo nori statyti? Nu, tai vis tiek atramas. Čia va taip. Čia bus visai gal ir tavo? Kažkas vyksta, nematau. Jo, vyksta, jaučiu kaip lenda. Čainiką būčiau vadinau. Jo, bet jį reikia matai pririšti. Laikys bus galim šakinėti. Sugalvojau, karoči, pizda, geras. Že, ir čia galim, že, va taip. Pam.
tai atvirkščiai nedėk. Ne, čia dišovai gauna biškį. Ne, aš zigzagų dėti ir tada užmesim kažką. Palapinsis. Ai, tiesiog minimaliai. Nu, ja. O jeigu dėt stačius juos... Gerai, keičiam strategiją. Opa. Kurva. So, taxi driver. O tai čia tiek mums reikia? Du netgi? Oh my god. Vyrai, o tai kaip jums čia sekasi? Čia taip turi būti? Čia tai tą neryšom dar. O šitas laiko. Grįžom į statybas. Opa. O kur šituos nedėsim šoną daryti? Laibūną dabar sugalvosim. Prie šitą? Ja. Aš iš jo galvoju gal šoną. Voilà. Tik manau, kad galimai išklieva vieta dėl to, kad čia tas laužas pučia dūmus į čia. Bet gal bus ok. Pabiški. Vieną pusę padaryta. Reiks vaigį daryti. Jau kišenį, seniai. Ko toks laimingas? Gerą dieną. Gerą dieną. Teisingai. Opa. Ką jūs? Bля, dirbom. Dirbat? Mes tai jau žiūrėjome, mes jau pasistatę esame jau. Biškį. O jūs ką? Tai mes stabdom. Stabdot. O iki prispaus. Bet jų jau čia žiauriausia bus. O, Na ir kaip? minkštas. Ai, jis užšąja. O, pažiūrėk, kuris geresnis pavyzdys. Blia, geras kruasanas.
Jo ir užteks, žiūrėk čia. Mums būtinai reikės šitą vietą užsidengti gerai. Užsidengti. Volia. Stoviu chata. Ir čia tada dar pastatysim. Yes. Yes. Nu va. Radom nukritusių eglių šakų. Tai Eividas man savo kamerą, aš darysiu POV gaminimą. Sulaikyt tą biškį, kaip pareiškia, nes jisai kris taip pat va į vidų. Dirigas papasako, kas vyksta. Ne, gerai dirbam. Visi iniciatyvos. Ne man nieko nereikia daryti. Gerai, dabar Papasako, kas vyksta. Duok man. Ką čia turi? Turi daugiau? Neturi. Papasako, kas čia vyksta. Nu vat. Nu va. Net. Ble, aš biškai galvau, kad su tentu bus geriau. Bet ne taip atrodo, kaip tikėjausi. Bet dabar pisim dar eglišakių turiu. Volia, kryptis ready. Ready to sleep, ready to party, ready to drink. And all the other stuff, my friend. Tai realiai va, varėm kokią po 10, pajudėjom pusę 11. Dabar jau 11 buvom spote, tai dabar yra 3 valandas per tiek laiko. Visai nemažai padarėm. Dabar eisim kukinti foodą. The cooker. Zykuk. Pilis stovi, 1, 2, o 3 dar vargsta. Nu, bet su laiku, greičiausiai, kad darysim ten pirtį. Bus cool. Aš manau, kad reikia pirtį padaryti. Tai va. Žiauri daug vietos, žiauri fainiai. Patogiai. Ant žemės galima gyvoti. Tai va. Pipipiau. Sveiki visi. Norim aprodyti savo stovyklavietę. Čia praleisim savaitę. Čia yra mūsų pagrindinio kameristo ir tiktokerio. Čia yra mūsų karininko ir jo brolio. O čia mūsų party busas. Oh yeah. Biški dar skilių yra, bet toj bus sutvarkyta. Gerai, sen žinok, nes dar maistas čia bus dar kurie. Eik, na. Viskas yra apskaičiuota. Gal atrodo nekokiau. Gerai. Tai kad tu su jau nevalgai. O čia palauk daugiau nieko, tik 2 dešros? Nu ir kopūstų biški. Na čia bus dar kopūstų daugiau. Čia aš dabar matai daugiau dešros kabinu nei kopūstų iš puodo šiuo metu.
Jeigu galim. Padeginus nafą, pienu gausis. Davai jau ričiuk. Jau yra. O, starai. Bro, kaip tu padarys, nelabai suprantu. Achuienai. Einam nahui čia. Čia tokie masyvūs. Daug kad rūdas gerai, blėt, išmarinavo. Kaip sakant, sugavo auris, plikom rankom briedį. Tiesiog paėmė du pirštus, įsubinę, pakabino ir parnešė lyg stovyklavietės. Va taip va, briedį su viena ranka. Rūdis greitai paėmė, tai va paėmė briedį, va taip. Nebėra briedžio. Tada Dukas paėmė, ryžas, sūnus, ryžas. Baradačius paėmė, pasiėmė, išpjovė nahui taip va žarnokus, atidarė, išvalė. Gerai, storlaivį, blėt, mažiau bazarį. Mes pasakojam, kaip vyko veiksmas. Ir tada paėmėm, padarėm šitos skanius briedžio šonkaulius. Dabar kepsim ir ragausim. Priesim. Čia Auri, tu pirkai, kur sakai? Ką? Čia aš pirkau. Ai, čia tu pirkai? Norfai. Norfai? Yeah. Kažką kvepia ar nelabai? Duškė minimaliai. Nu va, dabar sukabinau šonkaulius, gali man paplaukti rankas. Opa. Ir dabar pilk normaliai tų... Ja. Pavai, va, kas čia vyksta? Ai. Hebra. Taigi atsargiai. Blet, atsargiai sakai. Tai va, kevo šonkaulius. Kažkur buvo kevėm, vėl pavo čia. Hebra daro stogą. Gerai. Susidyrėme, pasanai, gerai? Ką daryt? Dabar ištrauk šitą. Tiesiu, jo. Jo, man reikia įdėti. Įdėjau. Idėja, ne? Jo. Tai viskas. Problemas baigtas. Gerai, baigės problemos. Vau, va, parodysiu šitą savo palapinę. Vau, va, pizdec. Čia 360 laipsnių. O, Eividas, jeigu norėsit prašau pas mumis, galite. Žiūrėk, jau čia man paruošta yra. O, pagalvė, opa. Gyvyti, čia gyvent galim, blėtis nuomą mokėti nereikia. Čia žinai, visai... Komunaliniai viskas nulis. Ir čia šilta visai. Ir mėgi, ir šilta, ir gera, ir malonu. Tai kokie inžineriniai sprendimai buvo pritaikyti, matai, kiek čia buvo. Viskas buvo inžineriškai padaryta, išmąstyta, kiekvienas mazgas turi savo reikšmę. O jeigu šitą patraukčiau, kaip būtų? Jeigu šitą patrauktum, būtų labai negerai. Viskas, kaip sakant, laikos ant kūšio plaukelio. Tai va, žodžiu, realiai, iš pradžių pizdavojamės iš Edo ir Pauliaus, bet pasirodo, jie iš tiesų pasistatė vieną iš geriausių pas mumis esančių chatų. Bet užtrukom ilgiausiai. Jo, užtruko jie ilgiausiai iš tiesų, mes pasistatėm realiai per 3 valandas savo, jie pasistatė per 6, gal kokias 5. Bet mėgosim šilčiausiai. Bet iš tiesų rezumė pas jų geresnė yra 100%. Va taks. Jeigu norėsi, visada laukiami pas mumis chatai. Biški pučia čia iš tiesų, labai pučia. Kaip sakant, Seniai labai čia pučia. Biški putinėja, bet... Labai čia pas jūs pučia, labai iš tiesų vėjas pučia. Dabar pagulėjau, tai huinė, einu laukti. Biški broko buvo, bet normaliai. Normaliai. Skaitau šitą. Sakyk, kai man jau perim. Aš atėjai? Nu, atėjai. Biški tik tai. Imk, bočiau. A, jau galiu perim. Aš nešoksiu, kol tu nesakysi. Štai čia mes turime mūsų sudegusius šonkaulius. Jiem gaurį dar pagriauškau. O, daug. O šitą mum per pusę. O, mesytė čia. Kalnų kaip gazdų. Dar žinai, ko trūksta, va. Ui. Tai va, žodžiu, kadangi
teko apsibintuoti, nes teko susižeisti. Ir turiu draugą prie tą pačią. Kraujo broliai. Kraujo broliai. Su dido tauriukais. Laikykis. Laikausi. Žodžiu, situacija tokia, kad pavalėm šonkaulius. Viskas yra okei, jie buvo neskalus. Dėl to mes darysim plovą. Dabar tu tik toką. O atsakingas už plovą yra Karoči Bočius. Aš esu atsakingas už plovą, Eividas už tiktokų filmavimą. Gerai? Minimaliai, nu. O, gerai. Tai jėzus uždėkavo... Jeigu atvirai, tai reikėtų mėsytę biškį dabar dėti. Čia mano šaukštas. 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20. Lauk, pompa. Labas rytas suraitytas. Tai va, šiandien jau rytas, jau 10 valandų be 6 minučių tvarkomės viską. Tai va, jo, nežinau, Eivi, tu kažką nori pakomentuoti? Ne, nenori Eivis. Nu tai karoči, va. Tvarkomės. Nežinau, visi naudoja. Varom, namo grįžim. Liūdesys čia visai. Hebrai skauda galvą, nes išgėrė vakar 3 litrus. Pauliau, komentuosi ką nors? Ne, šiandien be komentarų. Daug komentarų, kodėl taip dažnai? Pažiūrėk, tai mane ir dar tau reikia atsakymą. Normaliai yra, tikrai normaliai yra. Viskas tom pasakyta. Išgyvenam. Ne taip. Savaitę lespai padaryta.